Sveiki sugrįžę į Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos YouTube kanalą. Su jumis aš, Andžejus Ravanas, LAS informacinės aplinkos prieinamumo specialistas. Ir šiandieninėme vaizdo įraše noriu atsakyti į ko nedažniausiai neregiams ir silpnaregiams kylantį klausimą, o taip pat ir LAS filialų pirmininkams. Ir manau, kad tas klausimas tikrai yra aktualus didžiai daugumai neregių bendruomenės arba asmenims, kurie susiduria su neregiais. Tai kaip neregiui ar silpnaregiui išsirinkti tinkamą išmanųjį telefoną arba kompiuterį. Tokį, kuriuo galima būtų ilgą laiką naudotis, kuris nestriktų, sklandžiai veiktų ir būtų optimalus pirkinys už prieinamą kainą. Tai pradėkime nuo išmaniųjų telefonų. Kas liečia išmaniuosius telefonus, tai iš esmės būtų galima sakyti, kad teoriškai bet koks parduotuvės lentynoje esantis išmanus telefonas yra pilnai prieinamas neregiui, nes jis turi ekrano skaitimo programą, turi vaizdo didinimo programą ir net Android įrenginys už 100 eurų tas ekrano skaitimo programą ir vaizdo didinimo taip pat turi. Tai galima būtų sakyti, kad galima rinktis bet kurį telefoną, tačiau tai yra tik teorija. Kadangi realybė tokia, kad ekrano skaitimo programos ir vaizdo didinimo programos reikalauja pakankamai daug aparatinių charakteristikų ir tam, kad telefonas sklandžiai veiktų, nestriktų, yra tam tikri reikalavimai, tam tikros aparatinės charakteristikos, į kurias reikia atsižvelgti, kad nusipirkti tinkamą įrenginį. Taigi pasižiūrėkime, kokios tai aparatinės charakteristikos. Aš dabar demonstruoju skaidrės, jeigu jūs esate neregys, kurie žiūri šį vaizdo įrašą, tačiau viskas, kas yra mano skaidrėse, aš taip pat komentuoju žodžiu. Tai tiesiog regintiems žmonėm, kad būtų patogiau pasižiūrėti. Taip, tai pradėkime nuo procesoriaus. Tai procesorius tinkamas neregiui. Jeigu mes kalbam apie Snapdragon procesorius, tai mažiausiai koks turi būti Snapdragon 7 Gen 1 arba kito procesorio gamintojo, tai yra Mediatek Dimensity 8200. Tada operatyvioji atmintis 6 GB. Ir tai yra pagrindinės aparatinės charakteristikas, į kurias reikia atsižvelgti, norint, kad telefonas tinkamai veiktų. Jeigu mes rinksimės Samsung, pavyzdžiui, įrenginį, tai gali būti dar ir kitas procesorius, nes Samsung turi savo procesorius, kuriuos jie pasigamina. Tai tiesiog parduotuvėje reikėtų pasakyti, kad maždaug procesoriaus atitikmuo turėtų būti kaip Snapdragon 7 Gen 1 arba Dimensity 8200 arba aukštesnės klasės. Tai, sakykime, šiuo metu pats greičiausias ir sparčiausias procesorius, kurį naudoja Android įrenginiai, tai yra Snapdragon 8 Gen 3, jis lygiai taip pat gali būti jūsų įrenginyje, bet tada, žinoma, įrenginys kainuos gerokai brangiau. Į ką dar reikėtų atsižvelgti renkantis telefoną? Tai privalumas yra nemodifikuota Android versija, tokia Android versija, kurioje nėra gamintojo įdiegtos papildomos aplinkos ir ten nėra visokių papildomų programėlių, kurios mums nereikalingos. Tai yra tik privalumas, bet visiškai nebūtinybė. Jeigu jūs pirksite telefoną su modifikuota Android versija, jis taip pat jums puikiai veiks, sklandžiai veiks, tiesiog galbūt reikės prasitrinti nereikalingas programėlės ir truputį ilgiau užtruks telefoną prisitaikyti pagal savo poreikius. Taip pat privalumas fizinis piršto antspaudų skaitytuvas, kuris yra integruotas telefono nugarėlėje arba maitinimo mygtuke. Nes dabar didžioji dalis Android įrenginių yra su integruotais į ekraną vadinamais optiniais piršto antspaudų skaitytuvais. Ir tokį antspaudų skaitytuvą gali būti ne tai, kad sudėtinga, bet nepatogu susirasti, kadangi jis yra ekrano viduryje, jo negalima apčiuopti, negalima paliesti, tai tam, kad tiksliai pirštu pataikyti į tą skaitytuvą, jau turi būti susiformavęs įgūdis. Tai lygiai taip pat su
optinių pirštų antspaudų skaitytuvų telefoną pirkti galima, bet reikės truputį ilgiau laiko, kol susiformuos įgūdis ir jūs iš pirmo karto, kiekvieną kartą pataikysite į sensorių. Taip pat, jeigu mes kalbame ne apie Android įrenginius, o apie Apple iPhone telefonus, kurie naudoja iOS operacinę sistemą, tai šie įrenginiai yra netinkami visiškai naujiems vartotojams, kurie moka tik lietuvių kalbą, kadangi Apple įrenginiai nei lietuvių kalbos, nei lietuviško balso sintezatoriaus neturi. Todėl tokių įrenginių bus naudotis ganėtinai sudėtinga. Ir tikrai dažnai sako žmonės, kad ten yra, sakykime, balso asistentas, Siri, gal galima su ją valdyti telefoną. Tai Siri yra tik pagalbinis asistentas, su ją visiškai pilnai valdyti telefono nepavyks. Tad sakau, jeigu esate naujas vartotojas arba renkate įrenginį naujam vartotojui neregiui, kuris dar nėra turėjęs išmaniojo telefono ir jis moka tik lietuvių kalbą, tai vis dėlto rekomendacija rinktis Android įrenginį. Keliaukime toliau. Štai šioje skaidrėje dabar matosi galimi telefonai 2023 metais. Tai Xiaomi Poco X5 Pro, Xiaomi Poco F5, OnePlus Nord 3, Samsung Galaxy S23, Apple iPhone 13. Tai kodėl būtent šitie telefonai? Jie yra išrikiuoti pagal biudžetą, tai Xiaomi Poco X5 Pro yra pats pigiausias, jeigu pasigauti gerą kainą, tai jinai nesieks nei 300 eurų, galima nusipirkti už 280-290. Poco F5 truputį brangesnis, OnePlus Nord 3 dar brangesnis ir Samsungas jau patenka į vadinamų subflagmanų, tai yra į vadinamų flagmanų kategoriją, apie kurią mes tuo ir pakalbėsime. Tai štai tokios aparatinės charakteristikos ir tokie telefonai, kuriuos galima pirkti 2023 metais. Bet ką daryti, jeigu jūs vaizdo įrašą žiūrite po 2 metų arba po metų, nes technologijos labai sparčiai vystosi ir procesoriai yra atnaujinami tikrai bent kas metus, kartais ir dažniau. Kaip būti tikram, kad atėjus elektronikos parduotuvę, jūs pasakysite darbuotojui kažkokią stebuklingą frazę ir gausite tikrai savo tinkamą įrenginį. Apskritai, ar tokia stebuklinga frazė yra? Ir atsakymas taip. Tai pakalbėkime truputį apie telefono biudžetą. Kaip ir paminėjau, pigiausi telefonai už 100, už 200 eurų neregiams nėra tinkami. Sakykime, pigiausias mano rekomenduojamas telefonas, jis kainuoja netoli 300 eurų, bet ir už 300 eurų jis yra irgi pardavinėjamas. Tai priklauso nuo tos kainos, už kurias sugebėsite jį nusipirkti. Tai kaipgi pasakyti pardavėjui taip, kad jis jums paduotų visiškai tinkamą ir neregiui naudotiną ilgalaikį įrenginį. Kaina turėtų būti nemažesnė kaip 300 eurų ir jeigu 300 eurų, tai atitikti tas aparatinės charakteristikas, apie kurias šnekėjau prieš tai, procesoriai, nemažiau kaip 6 GB operatyvios atminties, o visi kiti dalykai pagal poreikius. Galite vadovautis jais, galite ne. Tačiau jeigu už 300 eurų mes rinksimės Samsung gamintojo telefoną arba OnePlus gamintojo telefoną, tai jie jau bus pakankamai silpnoki. Taip, jie dar pakankamai gerai veiks, bet gali veikti, pavyzdžiui, gerai metus laiko, o paskui pradėti strigti. O telefoną metam laiko tikrai, manau, pirkti nesinori, norisi vis dėlto truputį ilgesniam laikotarpiui. Tai yra iš esmės du tokie terminai, kuriuos pavartojus, jūs tikrai gausite kokybišką tinkamą įrenginį. Žmonės, kurie dirba su IT, puikiai žino tokius du terminus, tai flagmanas ir subflagmanas. Ką tai reiškia? Flagmanas tai yra išmanus telefonas, kuris turi aukščiausias aparatinės charakteristikas ir pagamintas iš pačių geriausių medžiagų. Tai jeigu mes kalbam apie flagmaną, jis turės mano jau paminėtą
Snapdragon 8 Gen 3 procesorių arba Mediatek atitikmenį. Taip pat jis bus pagamintas iš stiklo, turės aliumininį arba titaninį arba plieninį rėmelį. Taip pat bus apsaugotos nuo vandens ir dulkių, jį praktiškai galima kišti po vandeniu, labai, labai nesibaiminant. Tačiau toks telefonas turi ir savo kainą. Tai flagmanai prasideda maždaug nuo 700 eurų. Jeigu mes kalbame apie tokius, sakykime, truputį pigesnius brandus, tai kaip OnePlus, kaip Xiaomi. Jeigu mes kalbame apie Samsungo flagmanas kainuoja, sakykime, Galaxy S23 jau yra flagmanas ir jo kaina, jeigu aš neklystu, kažkas apie 900 ar tai apie 800 eurų. Ir tos kainos tik kyla į viršų. Tai, sakykime, flagmanas, Samsungo, pavyzdžiui, Samsung Galaxy Fold 5, tai yra telefonas turintis perlenkiamą ekraną, kainuoja netoli 2000 eurų. Tai yra tokia riba, jeigu mes norime būti tikri ir galime savo tai leisti ir turime biudžetą 700 eurų, mes galime rinktis bet kurį telefoną absoliučiai už šią kainą, kuris yra parduotuvės lentynoje, ir būti tikri, kad jis mums tinkamai ir sklandžiai veiks. Jeigu mes norime truputį pigesnio telefono, tai nuo 3 iki 700 eurų, tai tuomet reiktų pardavėjui pasakyti, kad mums reikalingas įrenginys, kuris turi subflagmano aparatinės charakteristikas. Tai tas pats, sakykime, Poco F5, kuris yra šiame sąraše, jis yra subflagmanas, jis turi puikų procesorių, bet aišku, kadangi tai yra subflagmanas, tai kažkur yra sutaupyta. Tai, sakykime, telefono rėmelis gali būti plastikinis arba telefono nugarėlė gali būti nestiklinė, o taip pat plastikinė. Telefonas gali neturėti vandens ir dulkių apsaugos, tai jau toks įrenginys bijos vandens. Tačiau jis turės savo viduje tas reikalingas mums aparatinės charakteristikas, gerą procesorių ir pakankamą kiekį operatyvios atminties. Tai rezimuojant, jeigu norime būti visiškai tikri, kad be jokių papildomų konsultacijų mes ateiname į parduotuvę ir nusiperkam mums tinkamą telefoną, telefonas nuo 700 eurų tiks bet kokio gamintojo, jis tikrai bus spartus, greitas ir tarnausim kokius 3 metus. Jeigu norime truputį pigesnio varianto, tai tuomet reikia sakyti pardavėjui, kad mums reikia telefonas gali būti ir plastikinis, bet mums reikia, kad jis turėtų subflagmano aparatinės charakteristikas. Ir šios frazės tikrai užteks, kad elektronikos pardavėjas, na, aišku, jeigu jis yra geras specialistas, suprastų jūs ir pasiūlytų jums tinkamą įrenginuką. Tai dar vienas toks, sakykime, pastebėjimas, kad jeigu mes perkam telefoną už 400 plus, galbūt iki 500 eurų, tai nebus Samsungas, kadangi tiek už Samsungą, tiek perkant Apple įrenginį mes permokam už vadinamą brandą. Ir permokame ganėtinai nemažai. Kas liečia Apple iPhone 13 telefoną, kuris šiam sąraše mano rekomenduotas, tai tiesiog jeigu jūs tvirtai apsisprendėt, kad norite pabandyti naudoti Apple įrenginį ir mokate ne lietuvių kalbą, galbūt mokate gerai rusiškai, angliškai, vokiškai ar kažkokią kitą populiarią kalbą, kuri yra iPhone operacinėje sistemoje, tai iPhone 13 2023 metais yra optimalus aukso viduriukas. Tai yra kelių metų senumo telefonas, jis puikus, spartus, greitas, jo drąsiai dar užteks kokiem 3-4 metam. Galima pirkti ir iPhone 14, galima pirkti iPhone 15, galima rinktis Pro versijas arba Pro Max versijas, tai priklausomai nuo to, kokio dydžio telefono jūs norite. Tai iš esmės visiems Apple įrenginiam galioja labai paprasta taisyklė. Bet koks telefonas, kuris yra parduotuvių lentynoje, bus tinkamas jums naudotis. Tiesiog vieni bus tinkami ilgiau naudotis, sakykime, jeigu mes kalbame apie iPhone SE 22 metų,
Tai yra mažas telefonas, kuris turi seną korpusą, bet puikias aparatinės charakteristikas. Jo gal užteks nebe 4, o 3, gal 2,5 metų. Bet aišku, jis yra ir pigesnis. Tai jeigu tikrai norite iPhone'ą, galite rinktis bet kurį. Visiškai jokio skirtumo, jie visi yra labai galingi, labai spartus ir tikrai sklandžiai veiks. Ir šioje vietoje mes kaip tik atėjome prie klausimo, kas kiek laiko reikėtų keisti išmanųjį telefoną. Nes irgi dažnai šitas klausimas kyla, kadangi neregys pasiema kokį nors seną sūnaus telefoną arba kokio nors giminaičio, ar atiduoda ar pigiai parduoda draugas. Ir kyla klausimas, kokio senumo turi būti įrenginys, būtent nuo jo pagaminimo datos iki tol, kol mums reikia jį keisti. Tai iš esmės aukso viduriukas yra 3 metai, kada reiktų keisti telefoną, jeigu mes kalbame net apie visus šitos įrenginius, kurie yra sąraše. Tai kas 3 metus tikrai rekomenduojama telefoną pasikeisti. Keisti telefoną anksčiau nematau racionalaus pagrindo. Nebent jums norisi kito telefono, bet iš esmės 3 metus įrenginys jums kuo puikiausiai gali tarnauti. Ar galima telefoną keisti rečiau negu kas 3 metus? Tai iš esmės galima, bet nelabai rekomenduojama. Pavyzdžiui, jeigu mes nusipirksime aukščiausių aparatinių charakteristikų telefoną, vadinamą flagmaną, kokį nors Samsung Galaxy S23 Ultra dabar, kuris kainuoja 1000 beveik 400 eurų, arba Samsungą su perlenkiamu ekranu, tai Galaxy Fold 5. Iš esmės, jis pakankamai dar neblogai veiks ir po kokių 4-5 metų. Bet jau 5 metai yra visiška kritinė riba, kuomet tikrai reikia keisti telefoną. Ir tai tik tuo atveju, jeigu tas telefonas buvo tikrai brangus. Jeigu tai buvo flagmanas tuo metu, kai jūs jį pirkot, tada taip, bet vis dėlto nerekomenduočiau ir sakau, aukso vidurys yra 3 metai, kada reikėtų keisti įrenginį, ir kaip tik 3 metam techninės pagalbos neįgaliesiems centras ir skiria telefono kompensaciją. Tai vat, jeigu jūs ją naudojatės, baigėsi telefono kompensacija ir tada galite keisti įrenginuką. Jeigu jūs pirmą kartą girdite apie tas kompensacijas, tai neregiai ir silpnaregiai turi galimybę gauti išlaidų kompensaciją už telefoną, kuri šiuo metu nuo 2024 metų sausio 1 dienos bus 300 eurų. Tai jeigu norite sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje www.tpnc.lt, pasiskambinkite tenai bendruoju telefono numeriu ir jums visą reikalingą informaciją suteiks. Kompensaciją galima gauti tiek telefonui, tiek kompiuteriui. Aišku, galite paskambinti ir mums, Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga, susirado mūsų numerį www.lass.lt ir mes taip pat padėsime jums atsakyti į visus kylančius klausimus. O dabar pasižiūrėkime, kągi daryti žmogui, kuris nenori kategoriškai liečiamo telefono, standartinio telefono liečiamo ekranu, ar yra kažkoks pasirinkimas, kurį mes galime rasti su mygtukais fiziniais, su fizinė mygtukų klaviatūra. Toks pasirinkimas yra, vienas jų, kuris parduodamas Lietuvoje, tai yra Blind Shell Classic 2. Štai dabar skaidrėje matosi telefono nuotrauka. Tai yra mygtukinis, specifinis, specialiai neregiams pagamintas telefonas. Aš ilgai apie jį nepasakosiu, kadangi mūsų kanale yra 2 vaizdo įrašai apie šio telefono naudojimąsi ir su išsamiu papasakojimu, kas tai yra per įrenginys ir su demonstracija, kaip jis veikia. Tai jeigu jums reikia mygtukinio telefono be liečiamo ekrano, Blind Shell Classic 2, Lietuvoje jis yra parduodamas tik vienoje parduotuvėje, jo prekiauja Biomedikos centras, tai galite pasiieškoti taip pat kontaktų ir jeigu yra poreikis šį telefoną įsigyti. Galite pasižiūrėti vaizdo įrašą, kad būtų aišku, kas tai yra per renginys, kaip jis veikia ir kam jis yra skirtas. Antras pasirinkimas – Smart Vision 3.
Tai taip pat yra telefonas turintis mygtukus ir pakankamai paprastą valdymą, bet jis be viso to dar turi ir liečiamą ekraną. Ir tai yra, jeigu Blind Shell Classic 2 toks pusiau išmanus mygtukinis telefonas, tai Smart Vision 3 tai yra pilnai išmanus Android telefonas su visais išmaniojo telefono privalumais. Apie šį telefoną mes taip pat turim vaizdo įrašą savo kanale, tai jeigu įdomu, pasižiūrėkite ir galite taip pat svarstyti šį variantą. Vienintelis dalykas, 2023 metų gale šiuo telefonu dar nėra prekiaujama Lietuvoje. Tačiau jeigu jums reikia informacijos, kur jį įsigyti, susisiekite su mumis ir mes tą informaciją tikrai suteiksime. O dabar pakalbėkime, kaipgi neregiui išsirinkti savo tinkantį kompiuterį. Dabar ekrane jūs matote skaidrę su kompiuterio aparatinėmis charakteristikomis, kurio reikėtų tam, kad kompiuteris sklandžiai veiktų su ekrano skaitimo programomis. O jeigu nematote, tai truputėlį papasakosiu. Su kompiuteriu yra analogiška situacija kaip ir su išmaniuoju telefonu. Teoriškai tinka visiškai bet kuris kompiuteris, kuris yra parduotuvės lentynoje, tačiau ekrano skaitimo ir vaizdo didinimo programos, kalbant ir apie kompiuterį, taip pat reikalauja aparatinių resursų. Todėl kompiuteris turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Tai reikalavimai yra tokie: procesorius Intel Core i5 kartos arba Ryzen 5, tai kito gamintojo procesorius, taip pat 5 kartos, operatyvioji atmintis 8 GB, taip pat kompiuteris būtinai turi turėti SSD kaupiklio tipą, nes dabar jau galbūt kitokių kaupiklių mes sunkiai ir berasime, bet vis dėlto, jeigu norėtumėt pirkti kažkokį gal padėvėtą truputėlį kompiuterį, tai būtinai turi būti SSD kaupiklis. Tai aišku, kad remiantis šiomis aparatinėmis charakteristikomis, jeigu jūs vadovausitės, tai tikrai išsirinksite visai neblogą savo tinkantį kompiuterį. Ir yra dar keli momentai, į kuriuos siūlau atkreipti dėmesį renkantis. Tai jeigu mes kalbam apie nešiojamą kompiuterį, nes galite rinktis, aišku, ir stacionarų, čia jau jūsų apsisprendimas, ar jums reikia, kad kompiuteris būtų mobilus ir jį galėtumėte su savim nešiotis. Bet jeigu mes kalbam apie nešiojamą kompiuterį, geriausia rinktis kompiuterį, kuris turi pilną klaviatūrą. Nes nešiojamas kompiuteris gali arba turėti pilną skaičių bloką, arba jo neturėti. Ir jeigu kompiuteris jo neturi, tai tuomet mes turėsime nuolat persijunginėti klaviatūras iš lietuviškos į anglišką tam, kad pasirašyti skaičius. Tai geriausia yra rinktis kompiuterį su pilnu skaičių bloku, bet jeigu jūs norite kompaktiškesnio modelio kokio nors, tai galbūt tada verta tiesiog pasvarstyti apie papildomos belaidės klaviatūros įsigijimą. Tai jums kainuos papildomus 20 €, bet jums niekada netrukdys vadinamas trackpadas, tai yra sensorinė pelytė, kuri yra kiekvienam nešiojamam kompiuterį, ir šiaip neregiai labai dažnai taip kompiuteris ir naudojasi. Tuo tarpu ir aš visą laiką taip naudojas, prisijungiu papildomą klaviatūrą ir tada kompiuterį galima tiesiog uždaryti, jo ekraną uždaryti, kad jis ir tausotų truputį daugiau baterijos ir taip patogiai naudotis. Čia vienas momentas. Antras momentas, jeigu neturite gero pažįstamo IT specialisto, tai pasirūpinkite, kad renkantis kompiuterį, jame jau būtų įdiegta operacinė sistema Windows. Kadangi tikrai galima nusipirkti įrenginį ir be operacinės sistemos, ir jūs tada papildomai turėsite investuoti pinigų, kad tą operacinę sistemą, kurioje nors kompiuterio taisykloje, jums įrašytų. Tai tikrai pasiūlymas, negaišti tam nei laiko, nei papildomai kažkur važiuoti, nešti, mokėti papildomai pinigus, tiesiog iš karto rinkitės prietaisą, kuris turėtų Windows operacinę sistemą.
Ir dar vienas punktas, kad Apple MacBook kompiuteriai arba Apple iMac kompiuteriai netinka mokantiems tik tais lietuvių kalbą. Bet iš esmės tokia pati rekomendacija kaip ir su Apple iPhone, jeigu jūs esate pakankamai nepatyręs naujas vartotojas, Apple kompiuteris tikrai, manau, ne jūsų pasirinkimas, nes jis turi ganėtinai sudėtingą valdymą, ta pati ekrano skaitimo programa, kurią reikia perprasti. Aišku, jeigu labai yra noras pabandyti, užsispirti ir išmokti, tai Apple MacBook kompiuteriai ir Apple iMac kompiuteriai yra tikrai labai spartus ir lygiai taip pat kaip ir su Apple iPhone galite rinktis absoliučiai bet kurį kompiuterį, kuris yra lentynoje ir būti tikri, kad jis sklandžiai veiks. Vienintelė rekomendacija, jau dabar jeigu perkant Apple MacBook, tai jie yra dviejų tipų su Intel procesoriais ir su naujos aparatinės architektūros, vadinamos ARM architektūros, su Apple M procesoriais. Tai renkantis MacBook kompiuterį, rekomendacija tikrai rinktis Apple M2 arba Apple M3 jau yra rinkoje pasirodęs, nebesirinkti senųjų Intel procesorių, nes toks kompiuteris bus gerokai spartesnis. Štai dabar galimi kompiuteriai 23 metais, taip pat skaidrėje nurodyti modeliai. Ir vėlgi klausimas, ar yra kokia nors tokia taisyklė, kad ši informacija nepasentų ir ką reikėtų sakyti elektronikos parduotuviai atėjus, kad tikrai tas kompiuteris būtų tinkamas, ilgai naudotinas ir kas kiek laiko jį reikia keisti. Tai pradėkime nuo specifikacijų. Iš esmės, jeigu jūs žiūrite šitą vaizdo įrašą po, 2-3 metų, 2026, gal 2027 metais, galioja ir greičiausiai, kad galios, nebent kažkas pasidarytų kokią nors revoliuciją kompiuterių rinkoje, bet manau, kad to neatsitiks. Tai vėlgi tos pačios aparatinės charakteristikos, procesorius Intel 5 kartos ir Ryzen lygiai taip pat 5 kartos. Tai čia yra procesoriaus karta ir procesorius taip pat turi modelius. Tai sakykime, Intel 5 kartos dabar, jeigu neklystu, yra 12 modelis. Tai tiesiog nesirinkti žemesnės klasės. Tai pavyzdžiui, tiek Ryzen, tiek Intel turi 3 kartos procesorius, tai Intel i3, Intel i3 arba Ryzen 3. Nesirinkti jų ir gali būti, kad po kelių metų jau reikės nebe 8 GB, nes 8 GB operatyvios atminties jau ir taip dabar yra ant ribos. Tai geriausia ir jau dabar, jeigu biudžetas leidžia, rinktis 12-16 GB operatyvios atminties. 8 galima pirkti jau tokių kraštutinių atvejų. Taip, tas kompiuteris veiks tikrai sparčiai, viskas su juo gerai, bet vis dėlto jau norisi kalbėti apie 12, apie 16 GB. Taip pat, kalbant apie biudžetą, tai neregiui kompiuteris prasideda maždaug nuo 600 eurų. Kaip ir minėjau, galima kompiuterį rasti ir už 300 eurų parduotuvėje, bet jis turės tokį procesorių, kad tiesiog bus nepatogus. Kompiuteris strigs, ekrano skaitimo programa strigs ir praktiškai labiau erzins, negu suteiks naudos. Tai, sakykime, nuo 600 eurų ir viršų, tai galite rinktis ir kompiuterį ir už 1000 ir už 1500 eurų, bet čia jau pagal jūsų poreikius. Jeigu leidžia biudžetas, jeigu yra noras turėti labai spartų kompiuterį, ar tas, sakykime, renginys, kuris kainuoja 1000, ar kuris kainuoja virš 1000, 1500 eurų,
lygiai taip pat kalbant ir apie išmaniuosius telefonus, kiek racionalu jį pirkti tokį įrenginį. Sakykime, kiek racionalu permokėti ir ką mes nuo to gausime. Tai čia labai priklauso nuo žmogaus. Kalbant tiek apie išmanius telefonus, tiek apie kompiuterius, jeigu mes perkam tą vadinamą flagmaną išmanųjį telefoną ir flagmano kompiuterį, šitą terminą mes irgi taip pat galim vartoti, tai jis turės geresnės surinkimo medžiagas, kaip ir minėjau, tas pats ir su kompiuteriu. Jeigu kompiuteris už 600 eurų greičiausiai bus pagamintas iš plastiko, tai kompiuteris už 750 ir daugiau jis bus pagamintas iš metalo. Taip pat gali turėti sensorinį ekraną, galbūt būtų įdomu pasižaisti. Bet iš esmės aš didelio racionalumo pirkti labai brangų kompiuterį virš 1000 eurų tikrai nematyčiau, nes jo greitaveika nuo tam tikro, sakykime, momento, jeigu mes turime 5, 7 ar 9 kartos Intel procesorių, ta greitaveika, jeigu mes nedarome kažkokių labai specialių užduočių, ten nemontuojame vaizdo įrašų, nemontuojame garso takelių, nedirbam profesionaliai su garsu, jinai yra daugmaž panaši. Ir mes skirtumą permokėję papildomus pinigus tikrai didelio nepajusime. Tai nusipirkę kompiuterį už 700-800 eurų, tai yra aukso viduriukas. Lygiai taip pat ir su telefonais. Tai maždaug 600-700 eurų, jeigu leidžia biudžetas, tai yra aukso viduriukas, kai apsimoka pirkti telefoną su jau gerom surinkimo medžiagom, pagaminta iš stiklo, su aliumininiu arba plieniniu rėmeliu, su pakankamai kokybiška kamera. Jeigu jums norisi išsiskirti ir turėti A brando patį geriausią telefoną, tai čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Tikrai galite nusipirkti Samsung Galaxy S23 ar jau kai neseniai neužilgo pasirodys S24 Ultra ir jo naudotis. Galite nusipirkti kokį nors, kaip ir minėjau, Samsung Galaxy Fold 5. Ir taip pat jo pilnavertiškai naudotis. Tačiau kiek tai yra racionalu, tai jau jūsų asmeninis apsisprendimas. Aukso vidurys, kaip ir sakiau, maždaug 600-700 eurų, kuriuos mes galime išleisti telefonui. Jeigu negalime savo to leisti, galime rasti įrenginį ir pigiau, bet jeigu biudžetas leidžia, tai tiesiog nusiperkam ir turim spartų, labai greitą, kokybišką, su gera ekrano apsauga telefoną. Lygiai tas pats ir su kompiuteriu. Kompiuteriui beje taip pat taikoma techninės pagalbos centro neįgaliesiems išlaidų kompensacija ir vėl klausimas, kas kiek laiko racionalu keisti kompiuterį. Tai plius minus į tai mus ir orientuoja kompensacija, kadangi jinai yra skiriama 500 eurų kas 5 metus. Tai kas 5 metus būtų optimaliausia pasikeisti kompiuterį. Jeigu mes renkamės kompiuterį labai brangų, ten sakau 1000 eurų ir daugiau, ir jeigu jis jau turi, pavyzdžiui, ne 5, o 7 ar 9 kartos Intel procesorių arba Ryzen procesorių ar kažkokį atitikmenį, tuomet 6-7 metus, taip pat kaip ir su telefonais, yra tokias 2 metų amplitudė, kai dar gali kompiuteris mums pakankamai gerai, kokybiškai tarnauti. Bet optimalus viduriukas, kas 5 metus įrenginį atsinaujinti. Tai iš esmės tiek informacijos, kurią norėjau šiandien papasakoti. Manau, kad truputį praskaidrinau situaciją, kaipgi reikėtų rinktis įrenginį, nors aišku, čia yra ganėtinai viskas sudėtinga ir viskas labai abstraktu, nėra tokių labai kažkokių konkrečių ribų, bet lygiai taip pat ir reginčiam žmogui, kuris, jeigu jis nėra technologijų mėgėjas, jeigu aktyviai nesidomi technologijomis, tai lygiai taip pat reginčiam žmogui labai sudėtinga išsirinkti kompiuterį ir telefoną, nes visi tie skaičiukai, procesoriaus skaičiukai, klasė, karta, jie nelabai žmogui ką pasako, taip pat ir
operatyvioji atmintis, kiek jos turi būti, kodėl vienam telefonė yra 4, kitam 24 GB gali būti. Tad tokio labai konkretaus atsakymo galbūt duoti ir negalima būtų, bet remiantis visą tą informaciją, kurią susakiau, tikrai galite eiti į kokį nors, nežinau, topo centrą ar elektromarktą ir paminėti, kad jeigu jūs perkate telefoną, tai jums reikia telefono, kuris turi subflagmano aparatinės charakteristikas. Jeigu jūs perkate kompiuterį, tai pagrindinis rodiklis, kaip ir sakau, yra 5 kartos tiek Intel, tiek Ryzen procesorius, 8 arba geriausiai 12-16 GB operatyvios atminties, SSD kaupiklių tipas ir pagal šios parametrus jums pardavėjas kažką pasiūlys, kažką parinks ir jūs tikrai tuo įrenginiu kokybiškai naudositės ilgą laiką. Jeigu apie kompiuterį kalbam, tai optimaliausias, kaip ir sakiau, keitimo laikotarpis 5 metai, jeigu kalbam apie telefoną, optimaliausias keitimo laikotarpis 3 metai. Na, o jeigu jums kilo papildomų klausimų, tai žinoma visą laiką kreipkitės, mano kontaktai yra www.lass.lt. Paspaudę ant kontaktai rasite informacinės aplinkos prieinamumo specialistą. Rašykite elektroniniu paštu andriejus@lass.lt. Na, o šiandien noriu su jumis atsisveikinti ir ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą. Pasimatysime kitais metais.